Kodėl verta pradėti naują pokalbį su dirbtiniu intelektu, kalbant skirtingomis temomis? Daugelis sako, kartais gaunu keistus ar ne visai tikslius atsakymus. Dažna priežastis - tiesiog senas pokalbis. Jei kalbėjai apie vieną temą, pavyzdžiui, apie renginio idėjas, o tada toje pačioje temoje pereini prie, tarkim, mitybos plano sudarimo, modelis vis tiek galvoja, kad tau vis dar svarbu renginio idėjos. Rezultatas - atsakymai būna sumaišyti, kontekstas lieka užterštas, net jei klausimas atrodo visai naujas. Sprendimas labai paprastas. Tiesiog naudok funkciją naujas pokalbis. Tik kaip švarus baltas lapas. Dirbtinis intelektas neprisimena, apie ką kalbėjot prieš tai ir atsako būtent į tai, ko klausi dabar. Naudok kiekvienai temai naują pokalbį. Renginio idėjas - naujas pokalbis. Mitybos planas - naujas. Asmeniniai tekstai - naujas pokalbis. Taip išlaikysi aišku kontekstą, tikslesnius atsakymus ir mažiau painiavos. Jei patiko patarimas, nepamiršk ir sekti daugiau.